Tai čia bus užrekorduoja? Taip, čia į mikrofonas rekorduojame. Gerai. Kalbame su ponu Juozu Jankausku Čikagoje rugsėjo 13 dieną 1979 metais. Ponas Jankauskai, šiandien su jumis norėsiu pasikalbėti apie jūsų įstojimą savanorių į Lietuvos kariuomenę ir laisvės kovas. Prieš prieinant prie tos temos, norėčiau susipažinti su jumis asmeniškai. Kur jūs gimėt, kur augote, kur mokslus ėjot. Pirmiausia, norėčiau paklausti, kada esat gimęs? 1899 gruodžio 1 dieną Vilniuje. Tai jūsų gimtinė yra Vilniuje. Taip. Ir ten gyvenote visą savo jaunystės metus? Gyvenau iki 16 metų amžiaus. O jūsų tėvelis kokį užsiėmimą turėjo? Jis turėjo, vežikas buvo, žinot, lengvas vežikai, keleivis vežėme po miestą. Aha. Ar tai skaitėsi sunkus darbas tais laikais? Nu, tas nebuvo sunkus, sėdėti reikėjo ant vežimo, žinot, ir kur ateina keleivis nuvežti, taip kaip dabar taksis yra, žinot, bet nuvežti reikia. Taip būt. Būdamas Vilniuje, koks buvo, ir augdamas Vilniuje, koks buvo Vilniaus charakteris tais laikais? Kaip apibūdintumėt Vilnių? Buvo labai sulenkėjęs viskas. Lietuvių labai mažai buvo, bet taip kad rusų okupuotas buvo to laiku. Žinoma, apie nepriklausomybę niekas negalėjo kalbėti to laiku. Kaip čia? Labai ačiū, kad jūs nepatingėjote atvykti čia. Žinoma, ant greitųjų viską čia išpasakoti, jau taip jau ir sunku yra, kas nors tokia įdomesnė. Mes bandome šitą padaryti. Vienu žodžiu, aš esu labai patenkintas, kad aš buvau savanoris ir padėjo Lietuvai, reiškia, susikurti ir žemės gavau, ir šitą kapo savanoris ir miško medžiagos namam pasistatyti, įsikūriau gražiai ir turėjau bėgti, palikau viską. Visą savo pusę amžiaus taupiau ir viską paliko tiem komunistam dykaduonėm. Vat kas, ant kiek nuvažiavo viskas.